Kalbėt, pristatyk komandos atstovas spaudai. Komandos atstovas spaudai Regimantas Sesiūnas. Negėda? Visai neliūdnas, ar ne? Nu kaip gėda, kažkiek nusiminę esam, bet kažkokias gėdas. Tai čia yra futbolas. Tai. Ir silpniausios komandos kartais atima taškus iš stipresnių. Čia nieko nepadarysim. Galiu pasakyti, kad ko gero per 3 varžybos, kiek žaidėm, tiek į vartus nesmūgiavom, bet dar tiek kartų nebuvom nepataikę. O dėl ko taip nutiko? Yra priežasčių? Yra be abejo, nebuvo kelių žaidėjų vedančių. Turėjom tik vieną keitimą, diena karšta, pavargom. Ir šiaip varžovai ko gero tą pusprogę, kurią turėjo, ir išnaudojo. Ir viskas, ir apsigynė. Nebuvo kam damušti šokusių kamuolių nuo vartininko. Tiesiog neišpildėm trenerio nurodymų. Manau, kad kitose varžybose pasistengsim geriau sukovoti. Bet tai gal vėl ant lygiųjų eisit, nes jūs tokia lygiųjų komanda? Daromės lygiųjų komandą, nenorom. Ačiū. Gero vakaro.